Labadiena. Šiandien pasakysiu, kodėl Ronaldo turėjo laimėti pasaulio čempionatą. Ir kaip Messi apgavo visą pasaulį. Ronaldo ir su savo Portugalijos rinktinės žaidėjais, savo draugais buvo visiškai, pavogti. Jų vieta buvo pavogta. Jie turėjo būti pirmi, bet pasidarė taip, kad jie buvo kažkelinti. Net nežinau kelinti. Bet tikrai žinau vieną dalyką, kad Messi su savo Argentinos narkomanais gavo pirmą vietą. Išplėšė iš juodaodžių prancūzų ją. Pirmą vietą. Dabar aš pasakysiu, kodėl Ronaldo turėjo laimėti. Tai visų pirma, čia yra Ronaldo, ant ekrano dabar rodydu Ronaldo stats ir Messi stats. Kaip galite turbūt matyti, kad Ronaldo yra trigubai geresnis už Messi. Greičiau bėgam, taikliau šaudo. Ir taip pat visa pirmąją rinktinė yra tiesiog trigubai geresnė, arba ne, gal dvigubai geresnė už Messi. Gal dvigubai geriau. Dar taip pat logiška, kad Ronaldo turi geresnę širdį. Jis nėra kažkoks narkobaronas kaip Messi. Ronaldo yra tiesiog paprastas, geras futbolininkas, kuris jau žaidžia 17 metų. 2020, tiksliau, Ronaldo jau žaidžia futbolą jau nuo 2005 metų, kai Lietuvoje buvo įvestas euras. O Messi, kaip žinoma pagal Google faktus, žaidžia tik tai 2,5 metų futbolą. Tik 2,5. Ir jisai laimė pasaulio čempionatą, tai yra tiesiog, neteisinga. Jis nėra OG. Nori OG. Svetas. Bet jisai ir šaukčiauja dar, ja. Kodėl, dabar galiu pasakyti, jau pasakiau maždaug, kodėl Ronaldo turėjo laimėti viską, bet kodėl Messi laimėjo, kodėl taip atsitiko, kaip jis apgavo visą pasaulį. Tai Messi yra jau Kolumbijos ir Argentinos ir Medelino kartelio bosas. Atsiprašau, Kolumbijos ir Argentinos kartelio bosas, o Medelinai čia jo draugai. Tai jie pradėjo tokius futbolekasus. Futbolekasai tai yra tokia miltelė, kurie padaro, kad, ko tau reikia futbole. Jie tiesiog įdėti tokių chemikalų, kurie tiesiog padaro, kad taikliau šaudytum, greičiau bėgtum, nepavargtum. Ir Messi ir savo rinktinėje iššovė šitos miltelius. Taip va, šiandien esame taip prieš rungtynes ir sutriuškino visus, kas ėjo paskui jos. Prancūzus, kazakstaniečius ir viską tiesiog. Ronaldo turėjo laimėti, čia yra faktas. Ronaldo yra trigubai geresnis už Messi, čia irgi yra faktas. Bet Messi ne tik gavo visą pasaulį dėl to. Iš tikrųjų, Messi yra kaip aš, čia vienintelis sutapimas man su juo, nes aš jo negaliu pakęsti. Vienintelis sutapimas yra, kad jis tiki, kad žemė yra plokščia. Žemė yra plokščia, nes aš pats tą žinau. Ir jisai žinau, kad yra maždaug 21 žemynas už Antarktikos ribų, o Messi valdo 17 iš tų. 4 yra dar tiesiog bando pasislėpti žemynai, tenais dar Indiana gyvena, o Messi jau yra su savo narkobaronija užėmęs visus kitus žemynus. Niekas negali to įrodyti. Tiesiog niekas negali to įrodyti. Aš žinau tai. Ir daug kas kito žino. Nes aš buvau ten nuvykęs į Laplandiją. Lapilandiją. Tenais yra 7 žemynas iš kitų Antarktikos ribų. Ir ten mačiau kareivių su Messi veidu. Jisai klonus daro. Ronaldo taip pavyzdžiui nedaryti. Tai mane pradėjo šaudyti, man pataikė krūtinę, bet aš išgyvenau. Dabar aš čia darau
dokumentinį filmą apie tai rašau. Aha, tai dabar jau žinote, kaip buvo apgautas visas pasaulis Mesio. Ir žinote, kodėl Ronaldo turėjo laimėti. Tai puiku, puiku. Čia yra visiška tiesa. 99% tiesa. Viskas galite rasti internete, jeigu tik tai giliai paieškosite to. Ir aš žiūriu, kad dar niekas nepagavo Messi, bet manau, kad per 3 ateinančius metus jis bus pagautas, nes jam dabar situacija labai blogėja. Galima puikiai matyti, kaip jisai jau nori išeiti iš futbolo retirinti, nes jam, nors jis tik 2 metus žaidžia, bet jau ant jo CGI ant jo jau lipa ir jam jau blogėja situacija. Tai viskas, sužinote visko, ką reikia, kad tapti plokščia žemių. Ir dabar sužinote, kodėl Ronaldo turėjo laimėti, kodėl Ronaldo yra geresnis ir kaip mes apgavom visą pasaulį. Tai ačiū mano mylieji sekėjai ir iki kito karto.